Šį kartą artėju prie Indijos piliakalnio. Tenka nemažai paėjėti, nemažai sąlyginai, 0,5 kilometro. Pažiūrėsiu, kaip jis atrodo ir jums parodysiu. Štai matau ženklas Indijos piliakalnis, 300 metrų. Na va, štai ir Indijos piliakalnis su papiliu. Jau nebetoli. Štai čia teka upė Akmena. Ir šiek tiek istorijos. Istorikai Rimantas Jasas ir Romas Batūra. Archeologas Gintautas Zabielas spėja, kad 14 amžiuje pirmaisiais dešimtmečiais čia stovėjo šaltiniuose minima viena svarbiausių Karšuvos žemės pilių – Putvės pilis, kurią 1307 ir 1315 du kartus sudegino kryžiuočiai. Štai pačioje teka upė Akmena. O aš dabar jau esu ant pačio viršaus Indijos piliakalnio. Va ten buvau, nuo ten filmavau, nuo viršaus. Štai kaip atrodo nuo čia vaizdukas. Ten visiškai susiaurėja. Jinai išsiskiria čia į dvi dalis. Čia į ją iš to tvenkinio dar įteka vanduo. Aukštai, kaip pasižiūri. Belieka įsivaizduoti, kad nebuvo mašinų gaudesio, o šitų pastatų ir buvo tyla, tik tai va paukščių garsai, vėjo šlamėjimas medžiuose. Ir mūšiai, kai užpuldavo kryžiuočiai. O, ten matosi dar. Va ten yra irgi šlaitas, va šitoj vietoj centre. Labai status atrodo šlaitas. Tai va, dar parodysiu iš apačios, kaip atrodo. O, pasirodo, Indija reiškia žemės gilumą. Kaip įdomu. Na ką, tai va tiek vaizdelių iš Indijos, apylinkių, piliakalnio ir iki kito karto.